7 metų vaikas jau turi įgūdžius pagrindinius suformuotus, kurie padės jam valdyti pinigus ateityje. Kokias klaidas daro tėvai, mokydami ar aiškindami vaikams apie pinigus? Duoda pinigų, bet nepasako, kam jos duoda. Nemažai vaikų turi susikaupę 1000–2000 eurų, tikrai didelės sumas ir jie po to nieko nenori pirkti. Pakalbėkime apie skatinimą pinigais už pažymius, tai pirmiausia už mokslą. Ar tu pati už ar prieš? Aš asmeniškai prieš. Kodėl mes manom, kad yra svarbus geri pažymiai? Ar apskritai gerai, jeigu tėvai investuoja vaikų naudą ir vaikui sueina 18 metų ir jam bam į sąskaitą 10 000 eurų, 20 000 eurų? Tas investavimas vaikų naudai, tiesą sakant, yra daugiau meškos paslauga. Sveiki, dėkojame, kad prisijungėte paklausyti mus ir pasižiūrėti. Šiandien mes kalbam apie investiciją, kuri tikriausiai daugelio žmonių gyvenime yra brangiausia investicija. Tai yra vaikai ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien su manim yra draugė ir šiaip žmogus, kurio žaviuosi, su kuriuo nemažai mes kalbame būtent apie vaikus, apie pinigus ir investavimą. Tai šiandien skirsime laidą temai apie vaikus ir pinigus. Ir pakalbėsime šiek tiek, aišku, ir apie investavimą, kaip vaikus mokyti investuoti, ar verta investuoti galbūt tėvams vaikų naudai ir panašiai. Tai Lina Banytė, daugelis tikriausiai Lietuvoje jau ją pažįsta, bet Lina gali prisistatyti. Tai aš iš tiesų su vaikų finansiniu raštingumu jau daugiau negu 6 metai dirbu. Šiuo metu organizuojame vaikų finansinio raštingumo būrelį. Be to turiu dar ir kitą verslą, kuris yra mokesčių konsultacijų verslas, tai aš nuo finansų labai toli nesu, be to esu 3 vaikų mama, tai viską, ką papasakosiu, praktikoje išbandyta, klysta, kartais pavyko, kartais ne, tai ir pasidalinsiu tiek savo žiniomis, tiek tą, ką matau bendraudamas tėvais. Tai Lina dar nepaminėjai, kad dar knygą parašėjai finansiškai raštingi vaikai, jeigu gerai prisimenu. Vadinasi knyga apie pinigus su vaikais. Taip, tai čia yra skirta konkrečiai tėvams, patarimai, kaip su tais vaikais kalbėti apie pinigus, kokius dalykus mokyti juos. Taip pat esu išleidus ir diskusijų korteles, taip pat vadinasi apie pinigus su vaikais, kur padeda tėvam kalbėti su vaikais tą temą. Gerai, tai ir pakalbėkim apie kaip reikia kalbėti su vaikais apie pinigus. Tai pradėkim nuo to, kad, gerai, šviežiai iškepti tėvai turi 5, galbūt 3 metų vaikus, tai tikėtina, kad tas amžius yra pakankamai dar jaunas, ne, pradėti kažkaip vaikų mokyti apie pinigus, ar klystu? Ar jau, nežinau, 2 metų vaikas, 3 metų vaikas geba suvokti, kas tai yra pinigai ir jų prasme? Šiaip iš tiesų, jeigu pasižiūrėtume mokslinius tyrimus, tai yra 2 tokie tyrimai, kurie mane iš tiesų labai nustebino apie vaikų amžių. Tai vienas sakė, kad 3 metų vaikas jau gali suprasti, ką reiškia mainai, tai yra, kad nuėjus į parduotuvę turiu duoti pinigų, kad galėčiau pasiimti prekę, arba ten kažkur nuėjus vėlgi turiu duoti pinigų, kad galėčiau gauti paslaugą. Tai jau 3 metų vaikas tą supranta, tai reikia suprasti, kad vadinasi, iki 3 metų mes jau jį galim mokyti tų dalykų, arba bent jau atkreipti dėmesį, kas vyksta aplinkui. 7 metų vaikas jau turi įgūdžius pagrindinius suformuotus, kurie padės jam valdyti pinigus ateityje. 7 metų vaikas. Tai kartais, kai sako, kad mes čia turėtume pinigus kalbėti nuo 5 klasės, nes čia tik tada vaikai supranta, ten skaičiuot moka ir visą kitą, tai iš dalies taip, ta prasme, tą tokį abstraktų mąstymą jie gauna šiek tiek vėliau, tačiau pagrindiniai tokie principai, jie susiformuoja daug anksčiau. Ir kaip jie susiformuoja, tai vaikai stebi tėvus, kaip tėvai elgiasi, ir mes tuos esminius pinigų valdymo įgūdžius iš tiesų formuojam per tokius kitus dalykus, kaip pavyzdžiui. Pirmą suvalgyk pagrindinį patiekalą, po to gausi desertą. Tai čia irgi toksai, pirmą atsidėk taupimui, ar ne, tada čia gali paišlaidauti, ar ne, bet vis tiek tu turi tą discipliną jau ugdyti ir kantrybę. Tai per tokius galbūt netiesiogiai su pinigais susijusius dalykus mes vaikai iki 7 metų amžiaus jau išmokom daug dalykų. Tai vaikai stebi tėvus, kaip tėvai elgiasi, apie ką šneka, ne, ir po to iš principo perima tos įpročius. Taip, ir čia jeigu paklausti, ar svarbiau šnekėti teisingai, ar elgtis teisingai, tai aišku, tobulų atveju turėtų sutapti tai, ką mes sakom ir tai, ką mes darom.
Bet jeigu nesutampa, tai faktas, kad vaikai tikrai daugiau žiūri į tai, kaip mes elgiamės. Jeigu tėvai sako, kad reikia valgyti daržovės, bet patys Nevalgo. burgeriais maitinasi, tai tikriausiai vaikas irgi kažkada pasakys, kad tu irgi taip elgiesi. Taip. Ir gal galia tai labai sunkus kelias, turbūt patiem valgyti burgerius, o vaikui tas daržovės siūlyti. Tai susiderint tos dalykus tikrai svarbu. Tai gerai, Lina, 3 metai vaikui, einam kartu į parduotuvę, ką vaikas mato, tai vaikas mato, kaip tėvai dabar jau išsitraukia kortelę, ne, ir mano dukra, kai augo, tai irgi pas ją būdavo, kad aš sakau, tai pinigėlių mes kažkam neturim, jinai sako, taigi kortelę turim, ne, tai tas santykis su pinigais vaikams, kai dar tie grinėjai, monetos, popierius, kažkaip dar jis toks aiškesnis. O dabar tas santykis su pinigais yra toks, labai nutolęs, tai ta kortelė plastikinė, kur kada be prisiliestum mane arba ten įkištum į skaitytuvą, jinai visada kažkaip magiškai suveikia. Tai tą vaikams gali būti sudėtinga suprasti. Bet atėjus į parduotuvę su 3-mečiu ar 3-metė, kaip galima, nežinau, paaiškinti, parodyti, paaiškinti, kas tas yra, pirkinys, pinigai, tie mainai, tai gal kažkokių praktinių įžvalgų irgi. Tai su tokiais visiškai mažiukais, tai turbūt vienintelis dalykas, ką mes galim juos išmokyti, tai yra, kad mes dabar pasiimsim tam tikras prekes, kurių norime, ar ne, ir ką tada mes darome prie tos kasos. Tai čia tiesiog užtektų su vaiku pakalbėti, tai kad mes kasoje, tai kortelė dar yra, ar ne, toksai fizinis dalykas, bet dažnai dabar mes ir telefonu atsiskaitom, ar ne, kas iš viso tada vaikui, taip lauk, telefonas, čia kalbu ir čia to pačiu, kažkaip čia liečiu. Tai tiesiog paaiškinti, kaip tas telefonas yra susijęs su pinigais. Tai man atrodo, vaikui labai svarbu yra suprasti, vėlgi nežinau, kiek 3-mečių tą pavyks paaiškinti, bet kokiam 4-mečių, 5-mečių jau galima, kad pinigai yra riboti ir jie yra, kaip ir piniginėje, gali parodyti, kad yra mano piniginėje pinigai. Tik tai su telefonu susieti pinigai, nėra šitoj piniginėje, jie yra banko tokio kaip piniginiai, kuri yra, panaši į tą tikrą piniginę, tik tai banke. Ir kai pinigai baigėsi joje, ar ne, vėl galima parodyti tikrąją piniginę, kad joje baigėsi pinigai, tai tas telefono atsiskaitimas ar kortelės atsiskaitimas irgi nebeveikia, nes ten pinigų nebėra. Tai tiesiog per tokį, aš kartais sakau, yra geras banko palyginimas Hario Poterio pirmoji daly, kur jie ten nueina į tą banką ir ten, tada eina į tą seifą ir ten atidaro tos pinigus. Tai kartais parodyti vaikui, kad bankas taip atrodo, nes dabar net vaikai į tą banką neina, nes kam jam eiti į tą banką. Tai kartais tokiam bendram suvokimui tas gali padėti. O, gerai, grįžta iš tos parduotuvės, atsisėda prie vakarienės stalo. Kaip kalbėti, kokios temos gali būti, nežinau, galbūt pavyzdžiai kažkokie, kokius klausimus galbūt užduoti ar pavyzdžius pateikti, jeigu vėlgi mūsų klauso mamos, tėčiai ir norėtų kažkaip, pradėti, kalbėti su vaikais apie pinigus, tai ką daryti? Man atrodo, paprasčiausiai iš tiesų yra kalbėti ne prie stalo, nes prie stalo labai dažnai, jeigu esam bandę kalbėti, nežinau, kokia tavo patirtis, bet jeigu vaikai tuo metu yra nenusiteikę kalbėti apie pinigus, tai ten jeigu pradėsi kažkokius klausimus dirbtinai kelti, tai jie atsijungia, jie nebūtinai atsakinėja tai, ką tu nori. Geriausias laikas kalbėti su vaikais apie pinigus yra, kai jie daro tam tikrus sprendimus. Tai toj pačioj, pavyzdžiui, ir parduotuvė, jeigu jau didesni jie yra, galima šnekėti ir apie tai, kodėl aš perku šitą pieną, o ne kitą pieną. Galbūt aš jį perku dėl to, kad jisai pigiau ar brangiau kainuoja, galbūt dėl to, kad kokybė mane labiau tenkina, galbūt dėl to, kad mes tiesiog įpratę. Taip pat aš visą laiką tėvus skatinu, mes irgi darom kažkokius pasirinkimus kiekvieną dieną. Pavyzdžiui, pasirinkimas eiti, pietauti kažkur iš ofiso ar ne, į kokią nors šalia esančią kavinę, o gal geriau pasiimti iš namų, atsinešti ir valgyti ofise, ar ne, ir mes tos pasirinkimus tokius finansinius darom. Tai geriausia yra apie juos ir kalbėti su vaikais, nes tada vaikai susiję su konkrečiu kažkokiu jiems aktualiu dalyku ir jiems tada geriau toj galvoje lieka, negu, tarkim, sakyti, žinok, svarbu yra taupyti, ne? Arba čia, žinok, svarbu investuoti. Jo, kur vaikam visiškai jie ten investavimas, arba tu pensijai turėsi pinigų, kokioje pensijai, ta prasme, man reikia dar mokyklą baigti. Tai toksai, tai reikia rasti
tokį artimesnį jiems būdą apie pinigus kalbėti. O jeigu dabar mintis kilo, pavyzdžiui, einam į kavinę pavalgyti, atneša po to čekį, kažkokia suma yra, ir pabandyti, kai prie vakarienės stalo sėdit, jau paskaičiuoti, tai kiek ta vakarienė kainavo, pavyzdžiui, šeimai, gaminant namie, ir kiek kainuoja, pavyzdžiui, einant kažkur į kavinę. Ar toks būtų? Taip, super pavyzdys. Kaviniai, pavyzdžiui, aš mokau netgi tokius dalykus vaikus kaip biudžetas. Atrodo, biudžetas žiūriai nuobodu, kas tas biudžetas, vaikam turbūt nuo to žodžio jau truputį nelabai malonu. Gal ir suaugusiam iš tiesų biudžeto žodis nelabai patinka, bet pavyzdžiui, ateis į kavinę, mes su vaikais dažnai ką darom, aš sakau, tarkim, kiekvienas galite išsirinkti patiekalą, ar 2 patiekalus, ar gėrimą kažkokį už kažkokią sumą, pavyzdžiui, 10 eurų. Ir kiekvienas turit po 10 eurų. Tai yra toksai super dalykas, nes vienas dalykas jie skaičiuoja, jie žiūri, tarkim, sriuba ten kainuoja tiek, antras tiek, ar ne. Kitas dalykas, jeigu jie nori daugiau negu už 10 eurų, jie tada tarėsi tarpusavį maniškiai, ar ne, tai gal imam per pusę ten ką nors, ar ne, ir visą kitą, ir jie tada žiūri iš tiesų, ar telpa į tą nustatytą kainą. Tai aišku, tas 10 eurų biudžetas, jisai priklauso nuo restorano, jis gali būti ir mažesnis, ir didesnis, ar ne, bet tai irgi yra tokia gera pamoka. Jeigu to nedarom, tai vėlgi parsinešti čekį namo ir pasižiūrėti, tai kiek mes čia išleidom, ar vidutiniškai per žmogų kiek išleidom, kas čia brangiausiai pravalgė daugiausiai, ar ne. Tai iš tiesų yra geras dalykas, vien tokiam bendram suvokimui, nebūtinai, kad keisti sprendimus kitą kartą, ar ne, bet tokiam bendram suvokimui, tai kaip mes, kaip šeima gyvenam ir kokius finansinius sprendimus mes darom. Invest populiariausi mokymų kursai grįžta. Kartu su Kursuok mes siūlome mokytis investavimo su valstybės finansavimu. Invest sukūrė unikalią mokymų programą, kurioje per 60 akademinių valandų jūs išmokstat nuo investavimo pagrindų iki investavimo mokesčių. Tai per visą kursą sužinosit, kas yra akcijos, kokios yra dividendinės, augimo akcijos, kuo skiriasi aktyviai valdomi fondai nuo pasyviai valdomų, kas yra ETF-ai, kaip išsirinkti tinkamą ETF-ą, kaip pasirinkti brokerį, kuris tinka būtent jums. Kas yra sutelktinis finansavimas, tarpusavio skolinimas, kuo naudingas investavimas į obligacijas, o kokios rizikos. Kviečiame jungtis prie daugiau negu 200 jau mokymus baigusių žmonių, kurie įvertino mūsų kursus labai gerai, labai patenkinti rezultatų ir mokytis investuoti kartu. Čia geras kampas, pasakai, kad duodi biudžetą kažkokį ir sakai, kad gali išsirinkti, ką nori. Tai aš galvoju, koks 7-metis, 8-metis tikriausiai už tos 10 eurų bulvyčių free prisipirktų ir limonadą kažkokį. Bet mes kaip tėvai, tai suprantam, kad reikia vaikams tų daržovių, ten baltymų ir panašiai. Tai kada jau tu gali paleisti vaiką ir tos sprendimus priimti savarankiškai, o kada tu supranti, kad tas pats man su dukra būdavo, kad kai jaunesnė būdavo, jinai norėdavo ten kosmetikos, ten TikTok'e, kur pasižiūrė, ten už 30, 40, 50 net eurų. Ir aš suprantu, kad tai yra tiesiog trendas, jinai nusipirks ir labai greitai nueis. Tas ir norės kažko kito. Ir tada man norisi kištis ir sakyti, bet tikrai, ar pagalvok, ar tikrai čia už 40 eurų, o galbūt mes galim nupirkti tau už 10 eurų ir dar turėsi pinigų kažkam kitam. Tai ar turėtų visgi tėvai taip nukreipti ir kištis, ar paleisti ir daryti tas klaidas patį vaiką? Iš principo reikėtų nustatyti tam tikras ribas. Tai čia ribos priklauso nuo kiekvienos šeimos. Ribas tai turiu minty, kad, tarkim, yra juodasis sąrašas, ko vaikas negali pirkti net ir už savo pinigus. Tai tam juodajam sąraše priklauso nuo šeimos, bet, kas tikrai dažniausiai būna, tai alkoholis, narkotikai ir ten kokie nors augintiniai, nes vaikas negali pasakyti, aš nusipirksiu šuniuką tiesiog, nes aš turiu pinigų, tai vis tiek yra kažkas, ką mes turim aptarti šeimoje, ar mes norim to augintinio, lygiai taip pat ir su kitais dalykais, bet kai kurios šeimos tą juodą į sąrašą gali traukti ir, pavyzdžiui, kažkokius brandinius rūbus arba kažkokią super brangią kosmetiką. Čia jau priklauso nuo kiekvieno. Gali net ir įtraukti tas bulvytės free į juodą į sąrašą ir sakyti, čia viską gali pirkti, išskyrus bulvytės free, ar ten, nežinau, kažkokį desertą, saldumynų būna, kad irgi juodą į sąrašą įtraukia, bet tikrai ne visos šeimos, nes kai kurios mes norim tik tai uždrausti tam tikrus dalykus, kurie kenkia. Ir nustačius tas ribas, čia vėlgi su šitu reikia aptarti su vaiku, kad nebūtų taip, kad mes jau esam, tarkim, restorane ir mes neleidžiam pirkti bulvyčių free, nes čia užprogramuotas konfliktas. Bet aptarus tai iš anksto,
tada svarbu yra leisti vaikui klysti. Tai yra, jeigu jisai turi tų savo pinigų ir labai nori tos brangios kosmetikos, ir tai nėra mūsų juodajam sąraše, ta brangi kosmetika, tai tegul jisai perka, kitą kartą jisai supras, kad išleidęs tos pinigus nebeturi tų pinigų, antrą kartą tos brangios kosmetikos nusipirkti ir kitą kartą pagalvos daugiau. Ar yra kažkokios klaidos, kur pastebi iš savo aplinkos galbūt, arba šiaip iš tos mokslinės galbūt literatūros, kokias klaidas daro tėvai, mokydami ar aiškindami vaikams apie pinigus? Yra dažniausiai pasikartojančios klaidos tėvų yra tokios, kad duoda pinigų, bet nepasako, kam jos duoda. Tai čia turbūt yra pati pagrindinė problema, kurią girdžiu iš tėvų ir jie sako, vaikai nevertina pinigų, vaikai nesupranta pinigų vertės, mano vaikas išlepia, šitokie pagrindiniai dalykai. Tai kaip mes iki ten ateinam? Tai ateinam būtent tokiu būdu, kad pradedam duoti vaikui pinigų tiesiog. Nes galim gal, nes girdėjom, kad reikėtų duoti tų pinigų ir tiesiog pradedam duoti, bet ir toliau patys viską perkam. Bet arba seneliai tie patys nuvažiuoja pas senelius ir seneliai ten 50 eurų, 100 eurų paduoda ir tas vaikas jau taip ir turi tų pinigų ir atrodo, kad iš tikrųjų jie visada yra pinigai. Taip, ir iš tiesų šita problema yra gana didelė, nes nemažai vaikų turi susikaupę 1000–2000 eurų, tikrai didelės sumas ir jie po to nieko nenori pirkti. Kodėl jie nenori nieko pirkti ir jiems nieko nereikia, dėl to, kad jie iš principo viską turi. Kitaip sakant, tėvai toliau perka dviračius, naujus Xbox'us, naujus telefonus, naujus kompiuterius ir ten dar kažką, ko vaikui tuo metu reikia, o vaikas tos pinigus turi ir dar gauna iš senelio ir iš tėvų tos kišenpinigus. Tai ką daryti? Tai pirmas dalykas yra nustoti viską pirkti ir kai vaikas užsimanys kažkokio naujo dalyko, ar tai būtų naujas telefonas, ar ten naujas kompiuteris, ar kažkokių gal drabužių, ar tos pačios kosmetikos tavo minėtos, ar ne, tai tiesiog pasakyti, kad čia yra tavo atsakomybė, aš tau tos pinigus duodu todėl, kad tu pats ar pati nuspręstum, ką su jais daryti. Tai šitos klaidos nepadarius jau yra daug geriau. Tada yra, kitų klaidų, tai kad duoda tų pinigų, bet po to, kas buvo prieš tai tavo klausimas susijęs, reguliuoja labai, kur tas vaikas tos pinigus išleis. Tai čia irgi yra labai negerai, nes tada mes ir gaunasi kaip ir duodam jam atsakomybę pirkti tam tikrus dalykus už tos pinigus ir tada mikromanedžinam. Aš pati pasižymiu tą savybę, iš tikrųjų. Aš visada, dėl to, kad aš galvoju, nes nupirks tos kėdus, dabar už 150 eurų, čia praeis sezonas, tie kėdai nepraktiški, norės kitų ir tie pinigai, labai didelė suma. Ir aš gal sakau, bet gal šitų. Ir gaila, ne? Taip. Jo, aš suprantu. Aš sakyčiau, kad tėvams šitoje vietoje reikėtų labiausiai dirbti su savim. Tai nereiškia, kad tu negali pasakyti. Tu gali pasakyti savo nuomonę, ar ne? Kad aš galvoju, kad tai nėra tinkamas sprendimas dėl ten to ir to, nes tu turi daugiau patirties, tu turi daugiau perspektyvos, tu jau matai, kad po to sezono greičiausiai tie batai gulės ir nebebus naudojami. Bet jeigu vaikas sakys, gerai mama, išgirdau, bet vis tiek noriu labai, tai reikėtų leisti pirkti. Taip, tai nereikėtų tiesiog uždrausti to daryti. O kur yra riba tarp tų būtinų dalykų ir tokių, kur vaikas nori? Kėdai tie patys. Tai reikia vaikui kėdo. Bet yra kėdai, kurie yra, galima už 20 eurų nusipirkti, o galima už 120. Tai ribos tokios konkrečios nėra, priklauso nuo kiekvienos šeimos, bet mano patarimas visada yra nustatyti tėvam tam tikrą pinigų sumą būtiniem dalykam, už tą pinigų sumą, už kuriuos jie galėtų nupirkti vaikui, tarkim, batus, tarkim, 50 eurų, aš galiu skirti tau nupirkti batus, visai gerus galiu nupirkti už 50 eurų. Jeigu vaikas nori batų už 150 eurų, tai tuomet jisai tą 100 turėtų prisidėti iš savo pinigų. Tai čia irgi yra visai geras dalykas, nes tada vaikas pasveria, ar jis iš tiesų nori batų, ar jisai nori konkrečių batų, kurie labai brangiai kainuoja ir ar tie konkretūs batai, kurių jisai nori, ar yra verti to 100 papildomų eurų, kuriuos reikės jam pačiam prisidėti iš savo pinigų. Čia geras patarimas. Čia neseniai kalbėjau su vienu draugu ir jis skundėsi, kad dukra 9 metų, jeigu neklystu, mokykloje jau visi vaikai turi telefonus ir dukra sako, kad aš irgi noriu telefono. Mes sako, tėvas ne, dar per anksti, dar per maža esi, ir jinai aišku pyksta. Tai jeigu dukra turėtų, 9 metų dukra turi tos sukaupus 500 eurų telefonui, jau tam, kurį nori, ar čia reikia duoti
pirkti ar ne? Ar čia yra tas juodas sąrašas? Tai vėlgi, jeigu telefonas yra jūsų juodam sąraše, tai galit neleisti, bet šiaip telefonas kaip po toks nesakyčiau, kad turėtų būti juodam sąraše. Svarbiau yra sustarti dėl taisyklių, kaip tas telefonas bus naudojamas. Tai vis tiek dabar yra daug tų programėlių, kurios leidžia nustatyti limitus, kiek vaikas praleidžia telefone. Tai ta dalis šiuo atveju yra svarbesnė. Kalbant apie patį telefoną, tai vėlgi galima jį išsirinkti už 300 eurų arba už 2000 eurų ar ne. Ir vėlgi čia iš tėvų pusės galima pasakyti, kad aš sutinku sumokėti kažkokią sumą kitą prisidedi tu, bet taip pat, man atrodo, šitoje vietoje labai svarbu yra pašnekėti ir apie bendramžių įtaką, ką aš visada sakau, kad tiesiog šita tema šeimose turi būti, nes jeigu visi kiti aplinkui turi, klasiokai turi, gal turi telefonus naujausius, gal turi, nežinau, būna tie tokie labai madingi žaislai kokie nors arba kiti dalykai, tai svarbu pašnekėti, kodėl vaikas to nori. Ar jisai nori tik, kad pritaptų, ar tai yra jo savivertės klausimas ir tada kalbėti apie tai, kad vis dėlto, jeigu mes visada bandysim turėti tą, ką kiti turi, tai, ką tai reiškia gyvenime, vėlgi mes tėvai iš savo perspektyvos galim pasakyti, visada rasi žmonių, kurie turi daugiau, geriau, ten gražiau ir visaip kitaip. Ir jeigu paskatinsim vaiką eiti tuo keliu, tai iš tiesų yra labai sunkus kelias. Reikia ieškoti būdų, galvoti, ko iš tiesų man reikia. Jeigu man to telefono reikia susisiekti, paskambinti, gal su tais pačiais draugais palaikyti ryšį, viskas tvarkoj. Jeigu man to telefono reikia būtent tokio, todėl kad visi kiti turi ir jeigu aš kitokį turėsiu, kažkaip blogai jausiuos, tai reikia tada jau galvoti apie tos principus, kuriuos mes diegiam šeimoje. Gerai, užsiminėjai apie kišenpinigius, šiek tiek vaikas pradėjęs vaikščioti į mokyklą, turi gauti kažkiek pinigų, kad galėtų maistą nusipirkti. Ar yra kažkokios universalios taisyklės, ar reikia duoti savaitėje kišenpinigių, kiekvieną dieną, koks geriausias būtų čia sprendimas? Tai šiaip kuo mažesnis vaikas, tuo trumpesnis turėtų būti periodas, kada mes jam duodam kišenpinigius, bet tokia turbūt auksinė taisyklė yra kartą per savaitę. Aš manau, tikrai galim nuo to pradėti maždaug nuo 1-2 klasės. Ir tęsti, po to gal vyresnėse klasėse galima pereiti prie mėnesio, bet jau čia tik tai su sąlyga, kad mes paruošiam vaiką tam, ar ne, nes kad nebūtų taip, kad davė mėnesį pinigų ir po 3 dienų nebėra tų pinigų, ar ne, tai geriau iš tiesų duoti tokiem trumpesniem periodam. O kiek pinigų duoti, tai čia jau priklauso nuo to, kokias tas atsakomybės mes vaikui perleidžiam. Tai jeigu mes sakom, kad aš tau duodu tik pavalgyti mokyklai, bet visą kitą toliau aš tau pirksiu, ar ne, tai ten ar tai būtų batai ir drabužiai, ten už burelius mokėsiu, už viską toliau aš kaip mama ar tėtis darysiu, tai tuomet duodu tik tai maistui. Tas maistas, nežinau, priklauso tam, kiek kainuoja, 5 eurai per dieną, tarkim, ar ne, tai tiek ir duodu. Jeigu sakau, kad maistui, bet ne tik, ar ne, dabar eisi į gimtadienis draugų, tai irgi turėsi pastaupyti pinigų ir pas nupirkti dovaną, galbūt ar ne drabužius, batus, po to vyresniem tikrai irgi jie patys gali pirkti, tai tuomet ir kišenpinigiai turėtų būti atitinkamai didesni. O bet sakytum, geriau duoti vaikui daugiau pinigų ir kad jis galėtų tos pinigus naudoti gimtadieniams ir panašiai, ar geriau kompensuoti po to, kai vaikas nueina nupirka dovaną kažkokią ir tiesiog pervestos pinigus, ar čia jokio skirtumo? Vienas iš esminių kišenpinigių tikslų yra, kad vaikas turėtų savų pinigų ir pats spręstų, ką su jais daryti. Tai aš sakyčiau, kad tikrai yra geriau duoti jam, tai leidžia jam kartu ir klysti, tai nuklysti, tai nupirkti kažką ne to, nebeturėti pinigų, kai ateina geriausias draugės gimtadienis ir neaišku, ką daryti, negu kompensuoti, nes tas kompensavimas tada kaip ir mes neleidžiam vaikui pačiam priimti sprendimų, ką daryti su savo pinigais. Taip, tai čia toks, matyt, ir leidžia vaikui, bet svarbu kalbėti, matyt, su vaiku, nes gali nueiti ir ten už 150 nupirkti draugai geriausiai dovaną 10-metę ir galvot, kad, taigi, yra tų pinigų. Jo, tai čia turbūt pagrindinis toks, jeigu iš praktinės pusės, tai klausimas, kur tie mūsų dabartiniai žiūrovai ar klausytojai, kur yra, ar ne? Ar mes tik pradedam su vaiku kalbėti apie pinigus, nes jeigu tik pradedam duoti kišenpinigus, tai geriau duoti mažom sumom ir su mažom atsakomybėm. Tai tarkim, ar ne, ten, kad ir duodam papildomai ten 3 eurus per savaitę, ar ten 4 eurus, kiek ten sutartumėt, ar ne, ir perleidžiam tik tai, pavyzdžiui, tas dovanas draugam, tai neturės vaikas tų 150 eurų atėjus pirmam gimtadieniai.
Po to, kai jau matom, kad viskas gerai su gimtadieniais, ar ne, tada galim perleisti papildomą atsakomybę. Gerai, dabar aš tau leidžiu dar ir nusipirkti ten, tarkim, drabužius, ar ne, ir irgi vėlgi žiūrim, kaip jam sekasi. Jeigu mes matom, kad jisai padaro kokį nors labai kvailą sprendimą ir nepasimoko iš savo klaidos, tai tuomet vėlgi pagrindinis principas yra gerai vėl mažinam kišenpinigius ir mažinam atsakomybės. Nu, taip sakant, mes kaip ir vaiką ugdom, kad jisai būdamas 18 metų ar 19 baigęs mokyklą, išeitų pasiruošęs tam savarankiškam gyvenimui. Ir ką girdžiu, tai ta tėvų kontrolė, tas stebėsena, jinai turi būti visą laiką. Teisingai, kad mes suprastume, kaip vaikas elgiasi ir tuomet galėtume kažkaip nukreipti, patarti. Aš tai vadinčiau, tokia metafora yra kaip po virvė, ar ne? Tai iš pradžių ta virvė yra labai trumpa. Tai jeigu tu esi mano dukra, ar ne, aš taip pat čia tą virvę tu laikai ir aš čia laikau, ar ne, ir prižiūriu, kaip tau čia sekasi. Po to aš ją kaip ir ilginu. Ilginu, tai reiškia, kad tu gali jau daugiau padaryti sprendimų pati. Jeigu matau, kad sakau, truputėlį ten nuėjai, vėl truputį sutrumpinu. Bet tikslas galų gale yra visiškai tą virvę paleisti, ar ne, tai reikia tą turėti minty. Mes negalim būti visada prisirišę prie to vaiko, kaip tu sakai, toj kontroliai. Čia gal daugiau stebėsena, gal stebėsena, ne kontrolė. Nes taip, dar vaikas nėra iki galo subrendęs, ypač jeigu, pavyzdžiui, paauglys ir mes pirmą kartą duodam jam pinigų ir duodam kažkas atsakomybės, tai tikėtinai jis darys klaidų. Tai tikrai mes neturėtumėm jį paleisti, kad dabar bėk į laukus ir daryk sprendimus, kokius nori. Nes jie gali mums labai nepatikti. Nes ką pastebėjau, mano dukrai dabar beveik 15 metų, bet laikotarpis tarp 12-13 buvo, kai jinai sakydavo, senelis duodavo ten 50 eurų, pavyzdžiui, ir anksčiau aš sakydavau, kad aš pasiimsiu ir tau įdėsiu tiesiog į tavo kortelę, kad būtų, kad ten nepasimestų tie pinigai. Ir buvo laikotarpis, kai jinai sakydavo, ne, aš gal geriau grinuosius pasilaikysiu. Nes ta kontrolė, kai jinai mato, kad aš matau, ką jinai ten išleido, kur atsiskaitė, už ką ir panašiai, tai matyt buvo toks momentas, kai jinai nenorėjo tos kontrolės. Dabar vėl kažkaip grįžo, nes aš gal mažiau kišuosi, bet vaikams matyt ta tėvų kontrolė yra kažkurio gyvenimo etapu. Tai čia iš tiesų svarbu gal atskirti tą kontrolę jau post factum ir tą susitarimą prieš, tarkim, duodant pinigų arba gaunant pinigų. Tai tobulo atveju, sakau, ne visada tai pavyksta, nes gyvenimas ne visada būna pagal vadovėlį, bet tobulo atveju tikrai verta kokį kartą per metus, aš visada rekomenduoju rugsėjį, pavyzdžiui, kai prasideda nauji mokslo metai, susėsti su vaiku ir apsitarti. Tai kiek pinigų gausi, kiek aš tau duosiu kišenpinigų, ką tu už juos pirksi, kokie yra tas juodasis sąrašas, ko tu tai vis tiek negalėsi pirkti ir tada jau leisti, jau nebekontroliuoti, ar ne, tai jeigu jinai nori ten kažką perka, jeigu tai atitinka jūsų susitarimą, tai yra viskas tvarkoj. Nes ta kontrolė tiek vaikus erzina, tiek suaugusius turbūt. Taip, tikrai. Gerai, pakalbėkime apie skatinimą pinigais už pažymius, tai pirmiausia už mokslą. Ar tu pati už ar prieš? Aš asmeniškai prieš mokėjimą už gerus pažymius, jeigu čia apie tai, ar ne? Ir gal pasakysiu, kodėl. Aš labai tikiu tą vidinę motivaciją, nes ką mes darome mokėdami pinigus už gerus pažymius, tai mes kuriame tą išorinę motivaciją. Bet pirmas klausimas, kurį man atrodo yra labai svarbu tėvams užduoti, tai yra, ir tau norėčiau šitą klausimą užduoti, kodėl mes manom, kad yra svarbus geri pažymiai? Kodėl mes norim, kad vaikas gerai mokintus? Mano labai paprastas atsakymas, aš noriu, kad mano vaikas eitų į geriausią mokyklą, į geriausią universitetą, o kad ten pakliūti, tai dažniausiai tai yra pažymys, kuris nulėmė. Tai mano vaikas, dukra mokosi jėzuitų, pavyzdžiui, gimnazijai, tai dabar perėjo į 9 klasę, tai jinai gavo kvietimą ir sumažino jai stresą, kad nereikėjo laikyti egzamino, ten pergyventi ar įstos ar neįstos, pažymys. Tai mūsų buvo susitarimas, kad tu turi stengtis taip, kad pasiekti to, kad gautum kvietimą. Tai dėl to, kad aš noriu savo vaikui geriausia. Mano toks atsakymas. Bet ilgalaikiai perspektyvai, tai ar čia yra apie tai, kad jinai tada turės daugiau pasirinkimų gyvenime? Tikriausiai, jinai turės geresnę aplinką, turės daugiau pasirinkimų, turės tikriausiai, tikiuosi, geresnį gyvenimą dėl to, kad bus ir tų galimybių, ir aplinka bus atitinkama. Nes žmogui, kuris galbūt prastai mokėsi, bet aišku, yra skirtingi žmonės, yra ten verslumo savybių turi, tai jie prasisuka gyvenime dar geriau negu tie moksliukai, bet visiems ta aplinka, kurioje tu augi, mano manimu, yra, padeda tau kažkaip gyvenime
daugiau pasirinkimų turėti, galbūt ir geresnius pasirinkimus turėti. Nes va šitas, kodėl aš tą klausimą uždaviau, tai dėl to, kad kartais mes tų gerų pažymių norim dėl to, kad tiesiog norim gerų pažymių, nes reikia gerai mokytis, patys savo neatsakom į tą klausimą, kodėl mes tų gerų pažymių norim. Gal kartais norim dėl to, kad gerai atrodytumėm prieš kitus, ar ne, tai čia jau tada reikia ir su savim pasikalbėti. Tai nes kartais vaikas, nes iš tiesų, ką geri pažymiai moko, tai jeigu tai pažiūrėtum iš esmės, geri pažymiai moko padaryti darbą, kurį užduoda. Taip, iškalti. Taip, ar ten iškalti, ar ten daugiau pasimokyti, atitikti lūkesčius, kuriuos kiti duoda ir apskritai įtilpti į sistemą, ar ne? Tai čia toks esminiai dalykai, kuriuos moko mūsų mokykla su gerais pažymiais. Tai nėra blogi dalykai, nes tai padeda gerai dirbti ateityje, ar ne, ten ir gerai uždirbti, bet tai nėra vieninteliai dalykai, kuriuos mes norim duoti vaikui. Dar galbūt, ką pažymiai geri duoda, tai kažkokią discipliną, ar ne, kad aš susikaupiu, aš padarau ir kas irgi, kaip savybė yra labai gera. Tai visų šitų dalykų galima mokyti ir galima su vaikais apie tai šnekėti, bet mano mintis pagrindinė yra, tai mes turėtumėm vaikui ir pasakyti, žiūrėk, aš noriu, kad tu gerai mokytumės ne dėl to, kad tu gerai mokytumės, aš noriu, kad tu gerai mokytumės, nes tai tau atvers daugiau galimybių, tu būsi tarp žmonių, kurie irgi norės daugiau, tada tu turėsi daugiau gal tos ambicijos, ar ne, ir tai yra savybė ar vertybė, kurią mes šeimoje diegiame. Tokiu būdu mes skatinam per tą vidinę motyvaciją. Kuo dažniau mes tą kartosim vaikui, tai tuo daugiau tas vaikas turės asinės motyvacijos, kad gerai, aš irgi to noriu. Arba galbūt sakys, o aš mama, žinok, nenoriu. Ir galbūt jo kelias yra visai kitoks. Aš šiaip, kaip jeigu taip savo asmeninę nuomonę, tai aš kaip mama, tai labai tikiu, kad vienas iš esminių dalykų, kuriuos mes kaip tėvai turim vaikams duoti, tai yra duoti galimybę atrasti, kas yra jų kelias. Kuo mažiau turėtumėm nukreipti į tą kelią, kur mums atrodo kad mums atrodo, kad jis yra teisingas ir kuo daugiau leisti jam pačiam pasirinkti, kuris yra jo kelias. Čia pat pristabdysiu tave, bet vėlgi, tai susijęs su sąmoningumu. Bet kai mes kalbame apie vaiką, kuriam yra 8 metai, pavyzdžiui, kalbėti apie juo, apie kad kažkokius teisingus sprendimus, kurie po to ten atvers galimybių ir panašiai, tai vėlgi tai yra abstrakcija, kaip tas biudžetas, man atrodo. Tai dėl to, kad tokiam pakankamai jaunam amžiui, man atrodo, tiesiog tu turi sakyti, ką reikia daryti, ne, o po to jau ten būdamas vaikas 15 metų, ten 14 metų, su juo jau galima diskutuoti apie tas galimybės ir jis jau sugeba jas suvokti. Ar klystu? Aš manau, kad svarbu yra pradėti kuo anksčiau ir tiesiog stebėti vaiką, nes vis tiek tai, ką mes sakom, yra kaip sėklas galvoje, tai atrodo, kad mes pasakom, vaikas nieko nesuprato, nes tai yra abstrakcija, tai yra tas sąmoningumas kažkoks, o jam tuo metu svarbu yra kažkokie paprasti dalykai. Bet vėlgi iš mano patirties yra, kuo mes daugiau apie tai šnekam ir nuo kuo anksčiau šnekam, tai gali būti, kad 13-14 metų, kai jis jau bus tam pasiruošęs, jis jau turės visą tą bagažą, kurį mes jam davėm. Jeigu tik pradėsim kalbėti 13-14 metų apie tos dalykus, ar ne, gali būti, kad jisai tik tada pradės apie tai galvoti ir tai užtruks dar porą metų, kol jisai priims tai kaip šeimos vertybę. Taip. Tavo asmeninį pavyzdį, kaip suprantu, niekad nemotyvavai pinigais. Ne, visiškai. Ir vaikai puikiai mokosi. Taip, bet tikrai buvo periodų, kai mokėsi blogai ir aš tai svarsčiau. Tiesą sakant, tada ir skaičiau mokslinių tyrimų, tai šiaip daugiausiai yra padaryta Amerikoje tų tokių tyrimų. Tai pagrindinis toks dalykas yra, kad trumpalaikiai perspektyvoje veikia pinigai, nes tai gali vaiką mobilizuoti, bet šalia to skatinimo pinigais reikėtų dirbti ir su ta vidinė motyvacija tam, kad ilgalaikiai perspektyvoje vis tiek vaiką išveža vidinė motyvacija. Ir kitas dalykas, o dar kitas toksai tyrimo toks įdomi išvada buvo, kad mes turėtumėm skatinti ne už konkretų rezultatą, bet už procesą. Kitaip sakant, ne už pažymį, bet už, pavyzdžiui... Jeigu stengiasi, sėdėjo visą vakarą, tarkim, ruošėsi kontroliniam, bet gavo 7, turim paskatinti visą. Taip. Ir čia vėlgi reikėtų tada sustarti, kas yra tas ruošiasi, ar ne, bet tarkim, visą savaitę, ten 5 dienas iš eilės, tu ten po valandą skiri mokytis, ar ne, ir mes matom, kad jis skiria mokytis, tai tada mes ir skatinam, ar ne. Arba ten už perskaitas knygas, kas irgi yra procesas skatinimo, o ne rezultatas kažkoks, ar ne, kad būtinai 10 gausi, nes galbūt negausiu 10, nes nepasisekė, gal kažkoks buvo uždavinys, kurio nesupratau. Tokių gali būti įvairių ne nuo vaiko priklausančių dalykų.
Gerai, aišku. O už kažkokius namų darbus, už lyginimą, nežinau, iššlavimą kambario, išsiurbimą ir panašiai, vertėtų Tai čia motyvuoti? vėlgi yra tokios dvi stovyklos, tai viena tokia amerikoniška, kur sako, kad reikėtų už tos buities Tai yra darbus. darbas. Taip. Ir būtent kodėl tai yra, kad mes sukurtumėm vaikui tą ryšį tarp pastangų ir rezultato. Ar ne? Kad jeigu aš dedu pastangų, aš gaunu pinigų. Kuo daugiau pastangų dedu, tuo daugiau pinigų gaunu, kas vėlgi gyvenime yra šitas dalykas, kurį mes norim vaikui kaip ir parodyti, kad taip vyksta. Su buities darbais vis dėlto yra toksai skirtumas, kad buities darbai, jie ne visai, mes juos darome nemokamai ir neatlygintinai. Ir jeigu mes vaiką mokysim, kad o tu daryk atlygintinai, nors aš darau neatlygintinai, tai toksai kaip ir gaunasi biški iškreipimas tos šeimos viso portreto, gal ar kaip. Kaip konstrukto tokio, vieni dirba nemokamai, o kiti kažkodėl mokamai, ar ne? Tai iš tiesų mano nuomonė, tai aš tos antrosios stovyklos labiau laikausi, kad buities darbus turėtumėm daryti visi nemokamai, mes tiesiog juos pasiskirstom ir kiekvienas savo dalį atlieka. Nebent tai būtų kažkas, kas, taip, ką mes šiaip samdom žmogų ir už tai mokam. Tai čia vėlgi priklauso nuo kiekvienos šeimos. Galbūt langus, pavyzdžiui, samdom, ne, kad kažkas nuvalytų ir mokam pinigų. Galbūt, nežinau, kad žolę nupjautų, samdom kažką. Tai tokius darbus galim pasiūlyti vaikui padaryti už tą pačią sumą jam. Tik tai čia, kas yra labai svarbu, kad po to ir kokybės reikia išsireikalauti, nes greičiausiai pirmą kartą darydamas vaikas taip gražiai tų langų nenuvalys, nors pažįstu vieną mamą, kuris sakė, man tai tobulai vaikai tos langus nuvalo, tai čia tik tai laiko klausimas. Bet tam reikia vėlgi, aš pastebiu, reikia motivacijos vaikams, nes jeigu jie turi pinigų iš senelių, ten šiaip kažkokiu kišenpinigių prisitaupę, jie net nenori imtis kažkokio papildomo darbo, nes viską jie turi. Ir kam tie pinigai, jie tiesiog nežino net, ką nusipirkti už tos pinigus. Ar reikia, tai mano klausimas būtų, ar reikia kurti tokį nepriteklių šiek tiek vaikams, kad kažko neturėtų ir norėtų? Jeigu trumpai, tai taip, reikia. O jeigu šiek tiek ilgiau, tai taip mes gyvenam tokioje visuomenėje, kuri turi kitokias problemas, negu turėdavo mūsų tėvų ar senelių karta. Tai mūsų tėvų ir senelių karta iš tiesų neturėdavo pinigų, būdavo realūs apribojimai pinigų. Tai mes neturėdavom, aš eidavau ten mėlynės rinkti į mišką, pridavinėjau. Ir turėjai tos motivacijos. Taip, jau serbentus į sodą ten skinti už kibirą duodavo 5 litus dar tais laikais. Tai tikrai buvo motivacija, nes tų pinigų nebuvo ir norėjusi jų. Tai va, ir dabar mes turim visai kitą problemą ir dėl to mums ir kyla daug tų klausimų. Tai ką dabar daryti, kai vaikai nejaučia, kad tų pinigų trūksta, nes tėvai dažnai gali nupirkti ir naujausius ten telefonus, ir tai, ko jie paprašo, ir jie atostogas nuvažiuoja tokių, kokių jie nori, arba net nespėja vaikai pagalvoti, ko jie nori ir vis tiek nuvažiuoja tas atostogas. Taip sakant, mes gyvenam tokia truputį pertekliaus visuomeniai ir tada tie vaikai ir turi tą tokį keistą santykius su tais pinigais, nes tie pinigai atrodo jau jiems nebe tokie svarbus. Tai iš vienos pusės tai reikia pasidžiaugti, nes visuomenė tobulėja, gerėja, ne vis geriau gyvenam, bet iš kitos pusės mes kaip tėvai tą dirbtinį pinigų ribojimą vis tiek turim sukurti. Ir čia tada gaunasi truputį dirbtinis, tai mes nebegalim sakyti vaikui, kad aš tau nenupirksiu, nes neturiu pinigų, nes iš tiesų greičiausiai turiu, jeigu esam toj situacijai, ar ne, kad turim. Bet mes tada sakom, aš tau nepirksiu, nes mes susitarėm, kad tu tai perki už savo pinigų. Arba aš tau nepirksiu, nes mano prioritetai pinigų leidimo yra kitokie. Tarkim, aš noriu ten atsidėti tai pačiai, tada irgi galim pašnekėti ar pensijai, ar noriu investuoti, ar čia kaupiu įnašų naujam būstui, ar ten dar kažkam. Ir dėl to nepirksiu tau dabar šitą žaislą. Tai mažam vaikui tai gali būti per daug abstraktų, su didesniu tikrai galima jau pakalbėti apie tokius dalykus. Jeigu tėvai jau turi ir pensiją atsidėti, ir investuoti, ir dar tų pinigų lieka, ir gali pirkti, ką nori, keliauti, kur nori. Tai kaip čia pats savo viską pirksi, o vaikas bus toks. Aš netgi kažkada skaičiau tokį, ką tie žinomi žmonės, pavyzdžiui, Stingas ten ar kiti, sako apie vaikų ugdymą. Ir vienas iš jų man ypač įsiminė, jisai sako,
mes, kai skrendam lėktuvo atostogauti, aš skrendu verslo klase, o mano vaikas skrenda ekonominę. Ir aš galvoju, nu čia tai toksai tikrai jau... Aš girdėjau. jo, toks gana žiaurus pasirinkimas, bet net iki tokio lygio, ar ne? Ir ką tada sakai tam vaikui? Tu sakai, žiūrėk, aš dirbau, aš užsidirbau, aš dėjau daug pastangų ir aš dėl to turiu. Ir tau aš noriu duoti tą galimybę, tą nuotykį patirti irgi. Dirbti, užsidirbti, įdėti pastangų ir gauti rezultatą. Tai vaikui mes ne tai, kad jį baudžia, mes jį skatinam pasiekti tą patį. Kai tik turėsi galimybę nusipirkti verslo klasį bilietą, galėsi skristi šalia manęs. Bet jeigu niekad neturės tokios galimybės, jau tada galima. Tai bet iš tiesų šitie klausimai yra ne apie patį vaiką, kiek apie mus, kaip apie pačius, kaip mes jaučiamės vaikui neduodami. Ir vat, ką tu sakai, tai mes jaučiamės diskomfortiškai. Aš jaučiu, kaip aš čia dabar vaikui neduosiu, jeigu savo duodu. Aš jaučiu diskomfortą. Taip. Bet jeigu tai pasižiūrėti iš esmės, tai vaikui mes didesnę paslaugą darom, kai neduodam jom kažko, kai sukuriam apribojimus, tai mes galim jam duoti didesnius kišenpinigius, kad jis galėtų daugiau sustaupyti, kad jis pats galėtų kažką, nes galim savo tai leisti, bet vis tiek tie kišenpinigiai turi būti riboti ir vis tiek tos atsakomybės turi būti perduotos jam. Taip, čia taip, skamba labai teisingai, bet dabar su dukra nuskridom į New Yorką, užėjom į Alo jogą parduotuvę, tai moteris visas tikriausiai žino, ir ten be galo daug gražių sportinių drabužių, timpų ir panašiai. Ir aš noriu nusipirkti tas timpas savo, bet mano dukra lygiai taip pat nori. Ir negi aš dabar eisiu ten matuosios, džiaugsios pirkiniu, o dukra liks, bet sakysi, tu dar tau trūksta pinigėlių, kada nors galėsi sau leisti, galėsi irgi džiaugtis. Tai kažkaip, kai pats džiaugies ir šalia vaikai yra, tai norisi, kad ir tie vaikai irgi džiaugtųsi. Tai labai sudėtinga išlaikyti ir pasakyti, ne, bet tu po to man padėkosi. po 10 metų, 15, sakysi, teisingai mama elgisi. Reikia gal suprasti, kad mes nesam robotai, tai tam tikrose situacijose tikrai galim daryti išimčių. Pavyzdžiui, čia yra toks kaip po dovana, gali sakyti, ne, aš tau noriu dabar padovanoti, dabar yra šventė, mes kartu atskridom, mes kartu ar ne, čia vaikštom ir vat šitą aš tau noriu duoti, ar ne, ir tas irgi yra okei. Bet tai nėra kasdienybė, ne? Jo, bet tai nėra kažkokia. Taip, kad mes einam, dabar prekybos centre, aš užsimanau, tau perku, dabar šitą užsimanė irgi nupirkau, ar ne, nes tai duoda tą tokį labai, sakyčiau, netinkamą žinutę nusiunčia vaikui, ar ne, kad aš kada norėsiu, tada gausiu. Kai iš tiesų gyvenime taip nėra. Jeigu užsimanai, dažniausiai yra tarpas iki tol, kol gauni, nes turi įdėti kažkokių pastangų, dirbti, atlikti kažkokius darbus, gauti pinigų ir tada tik tai nusipirkti. Gerai, pakalbėkime apie investavimą. Ar biudžetas yra sudėtingas žodis, investavimas yra sudėtingas žodis, fondai, akcijos? Aš kažkada bandžiau dukrą, mes vaikščiojom, jai gal 12 metų buvo ir aš aiškinau, kas yra akcija. Ten intereso pas ją labai mažai buvo klausytis, nežinau, kiek liko po to. Tai kada su vaikais reikia kalbėti apie investavimą? Pradėti kalbėti apie investavimą? Mano nuomonė, kalbėti apie investavimą galime labai anksti ir čia galioja ta pati taisyklė. Mes pasakom kažką, žiūrim, kaip vaikas reaguoja, žiūrim, ar jam įdomu. Jeigu jam visiškai neįdomu, laukiam, tada vėl kažkada užsimenam. Tai dabar nuo ko pradėti su visiškai mažiukais, tai aš mėgstu tą pavyzdį su svogūnų laiškais, ar ne, kur paimi svogūną, nukirpi apačią, įdedi į vandenį ir tam po kurio laiko tie išauga laiškai, ar ne? Tai savo esmė yra investavimas, nes čia tas svogūnas yra ta mūsų pinigų suma, kurią mes investuojam, tada mes laukiam, ar ne, žiūrim, laukiam ir tie svogūniukai yra jau tos palūkanos, ar ne, tie laiškai. Tik tai tiek, kad laukti reikia 2-3 dienas, kai investavime reikia daugiau, bet su visai mažiukais, tokie 3-4 metų jau galima taip pat investavimą paaiškinti, kad čia yra tam tikri dalykai gyvenime, kuriuos reikia, taip, dividendai ar palūkanos už paskolų kažkokių, ar ne, ar čia kas čia bebūtų, ar ne, bet jo, tai yra ta grąža, investavimo grąža, ar ne, tie laiškai. Ir turbūt tiek, su mažiukais daugiau nelabai kažką apie investavimą ir pašnekėsim, bet po to jau galima iš tiesų 9-10 metų, 11 jau kalbėti apie tas akcijas, kas tai yra akcijos, vėlgi paprastuoju būdu nuėjau į, nežinau, jeigu tas fast foodą valgo vaikai, ar ne, tas pas McDonald's ar Coca-Cola, ar ne, kurie tokie labai žinomi prekės ženklai ir kurie turi savo akcijas, ar ne, kad gali sakyti, kad tu gali įsigyti šitos įmonės, kuri gamina šitą daiktą, mažytę dalelytę kažkur, ar ne, kad vaikas taip suprastų. Vėlgi 9-10-11 vaikai, galbūt jie sakys,
paklausys, turbūt nieko nepaklaus ir nieko, ir nieko, ar ne, bet po to po kokių metų vėl galima pabandyti. Man labai kažkaip surezonavo su vaikais tie žaidimai. Tai tiek Monopolis yra iš dalies investavimo žaidimas, tik tai tiek, kad jis yra nekilnojamo turto investavimo žaidimas, ne akcijų. Ir tada yra tas pinigų srautas, pinigų srautas, Cash Flow Classic, toksai žaidimas, kuris jau ten moko investuoti į akcijas ir kitus vertybinius popierius. Ir irgi nekilnojamo turtą, ta prasme, ten gal platesnis toksai investavimo žaidimas. Ir būtent tas Cash Flow Classic, pavyzdžiui, mano Faustui atvėrė tą tokį suvokimą, tai kas tas investavimas ir kad čia gerai yra, nes ten gali per 2 valandas patapti milijonieriumi ir išeiti į tą ankstyvą pensiją ir nebedirbti, nes iš tų pasyvių pajamų gyventi ir tą pajusti vaikui yra labai... kažkaip jam labai patiko ir jisai tiesiog tada sako, gerai, aš noriu investuoti. Mama, tai kur ten, sakykime, reikia investuoti? Tai tai buvo tas jo toksai lūžio taškas, kada jisai susidomėjo to investavimu. Mes stengiamės savo bendruomeniai ir žmonėm, kuriem transliuojame tą žinią, kad reikia investuoti, sakyti, kad reikia investuoti pasyviai ir diversifikuotai. Tai yra geriausia rinktis fondus, pigius, diversifikuotus, negu pavienės akcijas. O kaip su vaikais? Ar sakytum, kad visgi reikia jiems duoti su akcijom pažaisti, su akcijom, nežinau, kriptovaliutom, kitom kažkokiam turto klasėm, ar geriau mokyti iš karto, kad reikia pasyviai, ramiai ir čia nesiblaškyti? Nes tas su akcijom tas pasižaidimas ir net tie žaidimai, jie sukuria šiek tiek tokį galbūt klaidingą įspūdį, kad tie pinigai jos galima greitai užsidirbti. Ir tada, šiek tiek perinama tą tokį kazino spekulaciją, o ne investavimo dažą. Tai aš sakyčiau, šiaip bendrai aš pati tikiu, kad jeigu žmogus ar vaikas turi tą tokį polinkį lošti, gal tai vadinkim, tai jam reikėtų leisti pabandyti, bet nustatyti vėlgi labai aiškias ribas. Tarkim, tu turi 100 eurų, nori investuoti 100 eurų, tai 20 eurų tu gali investuoti tas pavienės akcijas, čia paloš kartą, nežinau, į kripto, kažkokias super high risk dalykus, ar ne, kurie neaišku, galbūt duos labai didelę grąžą, galbūt bus 0 iš tavo pinigų. Bet apsibrėžkim, kad nedaugiau negu 20 eurų. Lygiai ten 80, ar ne, turėtų eiti į tuos, kurie, bent jau tavo pinigai nesudegs, jie gali ten duoti ar didesnę ar mažesnę grąžą, bet, tokia, tarkim, vidutinė arba pakankamai saugią grąžą. Bet yra vaikų, kurie gal visai nenorės to 20, nes čia vėlgi labai priklauso nuo žmogaus tipo, kaip ir suaugusiems, ar ne? Vieni tiesiog labai nori, jiems labai kažkaip nuknieti, rasti tą, o gal aš čia tą milijoną iš to 100 eurų uždirbsiu. Man atrodo visiems žmonėms ir visi tikina. Bet yra žmonių, kurie, pažiūrėjau, aš, ar ne, man nelabai įdomu tiesiog, gal būtų faina, kaip toks koncepcija, kad ar ne. Jeigu dabar po pokalbio mūsų aš to pasakyčiau, šitą tikriausiai auks, tai tikriausiai nueitum ir investuotum. Galbūt, bet aš nesu gal ta, kuri labai ten stebi, skaito ir nes yra žmonių, kuriem tas labai patinka ir jie ieško tiesiog tų galimybių, ar ne? Tai jeigu vaikas, tarkim, neturi to labai didelio noro, tai aš tada sakyčiau, kad jo pasyvus tas investavimas yra gerai. Ir aš labai sutinku su tavim, kad jeigu mes vaikui be taisyklių tiesiog sakom, imk čia tą pinigų sumą ir tiesiog investuok, kur tu nori, tai čia yra 2 blogi scenarijai galimi. Tai vienas yra, kad jam labai pasiseks ir jis galvos, čia investuoti yra žiauriai gerai, bet tada pradės ten kišti ten tos 1000 eurų jau po to, kai bus suaugęs. Ir galų galia vis tiek jam galų galia nepasiseks, nes rizika taip veikia, ar ne? Kuo didesnė rizika, tuo didesnė grąža, bet gali būti lygiai taip pat, kad tavo visi pinigai sudegs. Tai čia tas kelias yra labai rizikingas. Antras scenarijus yra, kad jisai suinvestuos rizikingai ir jam sudegs viskas. Ir jis tada sakys, aš daugiau mama gyvenime neinvestuosiu. Ačiū, kad čia pasiūlai man, bet čia yra blogiausia, kokią sprendimą padariau. Ir žinau mamų, kurių vaikam tai buvo per tą krizę, tam 2009 metų, ar ne, kur suinvestavo, tiesiog viskas nukrito. Aš sakau, mamai, bet tikiuosi, jie nepardavė, kai nukrito, sakė, pardavė. Ir tada vaikai sako, po to labai sunku, ar jūsų tas edukacinis tikslas, ar ne, pritraukti juos, vis dėlto investuok tuos ETF-us, nes jie sako, ne, nes aš jau viskas jau pabandžiau. Mačiau visus norus. Jo, ir tikrai ne. Ir čia yra būdų tie keliai blogi, nes jie yra per daug tokie ilgalaikiai perspektyvai neefektyvus, gal taip pavadinsiu. Nes pats teisingiausias kelias yra, sakau, jeigu nori lošti, su kažkokia pinigų dalim gali tam palošti, bet didžią pinigų dalį skirti
tam tokiam pasyviam, bet užtikrintam investavimui. Mes tą patį ir suaugusiems irgi kartuojam, kad visi nori pasižaisti, kažkaip pasibandyti ir gerai. Ir pat reikia, kaip sakai, 20% maždaug, mes sakom gal 10% turėti tokį fun krepšelį, kur tu kažką perki, parduodi, edukuojasi, o visa kita tegu dirba, pinigai tegu dirba. Jo, tai čia ar 20 ar 10% turbūt priklauso nuo kiekvieno žmogaus rizikos laipsnio, nes reikia suprasti, kad tas procentas pinigų, jis gali likti nulis iš jo, ar ne? Tai tiesiog, jeigu jums komfortiška yra su 10% prarasti 10%, tai tada su 10% loškit. Gal kai kam komfortiška 20% prarasti, ar ne? Tai tada loškit iš 20%. Dabar toks vienas iš dažniausiai mums užduodamų klausimų investų yra, kaip tėvams investuoti vaikų naudai. Tai aš 2 klausimus turiu. Tai vienas dalykas, ar apskritai gerai, jeigu tėvai investuoja vaikų naudą ir vaikui sueina 18 metų ir tai jam bam į sąskaitą 10 000 eurų, 20 000 eurų. Tai ar tai gerai? Ir antras dalykas, ar pati tą darai? Ir jeigu darai, tai kaip tą darai? Tai čia reikia atskirti 2 pagrindinius dalykus. Ar mes renkamės tarp to, kad investuojam vaikų naudai, ar mokom juos kaip elgtis su pinigais, ar mes abu 2 dalykus darom. Nes jeigu mes tik investuojam vaikų naudai, bet visiškai jų needukuojam, tai ką su tais pinigais daryti, neduodam kišenpinigių, ką prieš tai kalbėjom, ar ne, nemokom jį prisimti atsakomybių, padaryti klaidų kažkokių su mažom pinigų sumom. Tai tas investavimas vaikų naudai, tiesą sakant, yra daugiau meškos paslauga negu... Nes gausys tos pinigus ir nežinos ir ištaškys. Taip, ir aš tiek esu girdėjus tų istorijų, irgi gavo ten 10-20 tūkstančių, nežinau, nusipirko naują mašiną ir viskas. Ir baigėsi, ar ne? Ten tėvai kaupia 20 metų, ar ne? Ir baigėsi. Arba ten, nežinau, išvažiavo atostogų kur nors. Tai tiesiog saugodami savo širdį, mes iš tiesų turėtumėm nepamiršti ir tos kitos dalies, tai yra mokyti vaikus su pinigais elgtis. Tai jeigu mes mokom juos su pinigais elgtis ir kaupiam, tai tikrai yra papildomas tas gal paskata vaikam, ar ne, ir tas mūsų gal noras vaikui pradėti tinkamai gyvenimą. Tai jeigu reikia rinktis, tai geriau mokyti vaikus, jeigu nereikia rinktis, tai darykim ir tą, ir čia yra super. Ir klausimas buvo, kur geriausiai investuoti, ar ne, tai aš iš tiesų... Ne kur geriausiai, būdai. Jo, tai aš tai už tą patį pasyvų investavimą, tie patys ETF-ai kokie nors, ar ne, kur tikrai galim vaikam atidėti, ten tarkim, tie produktai, kurie yra brangesni, ten tie gyvybės draudimai ar gyvybės tie kaupiamieji draudimai, tai jie tiesiog yra brangus, tai tiesiog reikia įvertinti tai, kad iš tų pinigų jūs ten per daug nesukaupsit, jeigu jūsų tikslas yra draudimas, tai galit jį naudoti, bet jeigu tikslas ne draudimas, o sukaupti. Bet vėlgi, ar reikia drausti vaiką, ar reikia drausti tėvus save, kad jeigu mums atsitikus kažkas, kad tas vaikas būtų aprūpintas. Taip. Jeigu vaikui kažkas atsitiks, ar ta draudimo išmoka kažkaip kompensuos mums kažką. Tai tai čia tos klausimus reikia sakyti ir jeigu tikslas yra kaupti, tai tikrai tie produktai nėra geriausi. Ir tada kaupimas. Pati kaupi vaikų naudai? Taip, kaupiu. Aš turiu ir tų brangių produktų. Gal tiesiog iš tos ankstesnės jo istorijos ten tiesiog mažą pinigų sumą vedu, bet tiesiog žiūriu visą laiką, kad ten aš tikrai nesukaupsiu daug ir nebus daug tų pinigų. Ir kaupiu šiek tiek per ETF-us, tai taip, mano... Bet tą darai tokioj bendroj savo vienoj sąskaitoje, ar sukūrė atskiras sąskaitas, kaip ta mechanika visa? Aš pati asmeniškai tai bendroj sąskaitoje kaupiu, gal dėl to, kad turiu 3 vaikus ir jeigu kiekvienam atskirai ten kažkaip kaupti būtų labai taip komplikuota, nors turbūt tinkamai susidėliojus galima ir tą padaryti, nes aišku, tai yra daug efektyviau, aiškiau gal matyti, ar ne? Ir tas vaikas mato galbūt kiekvieną savo, čia mano. Taip, bet tada reikėtų gal skirtingas platformas kiekvienam naudoti, tokių yra niuansų. Mes beje su Invest šiuo metu kūrėm sprendimą, kur galėtų tėvai būtent investuoti kiekvieno vaiko naudai ir matyti vienoje platformoje. Tiesiog ir vaikai galėtų matyti, kaip auga ta vertė. Tai tikiuosi kažkada pristatysim dienos šviesą. Labai laukiu. Čia šitą pasinaudosiu šitą. Taip, bet šiaip taip, apibendrinant, sakytum, kad reikia. Visiems yra mokslai, galbūt ten būstas vaikui norisi nusipirkti, kad verta kaupti, ne, tik tais kartu reikia edukuoti vaiką, kad gavęs tos pinigus galiausiai, kad jis iš tikrųjų vertintų juos ir neištaškytų.
Jo, tai čia toksai bendras atsakymas, bet kas man atrodo svarbu yra paminėti, kad kiekviena šeimos situacija yra skirtinga. Tai kartais būna tėvai per daug nulinksta į tą, kad aš čia viską vaikam kaupiu, bet pats savo jau nebekaupiu, nes nebelieka nei ten pensijai, nei pats savo neinvestuoju ir tau nieko nebeleidžiu, nei atostogų važiuoti, nei kažką, bet vaikam kaupiu. Tai į šitą ekstremumą tikrai nesiūlyčiau eiti. Tai kodėl? Todėl, kad dažniausiai tada tėvai būna po to jau pikti patys ant visų ir ant vaikų. Tikisi, kad tie vaikai, kad ir kažką duotų atgal, nes aš gyva dėl jūsų visą gyvenimą. Taip, ir tada, jeigu vaikas tos sukauptus 20 000 po to išleidžia ne ten, kur mes norim, tai tada būna tikrai labai, tokių irgi skaudžių istorijų su girdėjais. Tai kaupti vaikam tikrai rekomenduoju, bet pirmą kaupti savo, nes vis dėlto mes esam tie, kurie, kaip sakant, vaikai gal padės, bet gali ir nepadėti. Tai mes esame atsakingi patys už save visų pirma. Man labai patinka, kai lėktuvė būna su vaikus skrendi, tai visada pasako, kad pirmą tėvai turėtų patys pasirūpinti savim. Nes tada tu galėsi pasirūpinti to vaiku. Nes jeigu tu savim nepasirūpinsi, tai kas iš to? Jeigu tu būsi tam vaikui po to našta, finansinė našta, galbūt, nežinau, sveikatos, ten sutrikimų kažkokių bus problemų ir ta prasme vaikui teks skirti laiko, ten pinigų ir panašiai. Tai pirmiausia, aš irgi už tai, kad tėvai turi būti savanaudiškai, savotiškai. Taip, vaikais reikia rūpintis, bet vaikai turės savo tą kelią. Tai pirmiausia, mūsų užduotis yra, kad netapti vėlgi tiem vaikam našta. Taip, tai jeigu situacija yra tokia, kad mes pasirūpinę savim nebeturim daug pinigų kaupti vaikam, tai tada akcentuojamės į tą pirmąją dalį, kurią minėjau. Edukuoti vaikus, kaip užsidirbti, kaip patiems po to gerai gyventi. Ir tai irgi yra labai svarbi dalis ir tada mes užtikrinam vaikui irgi tą sėkmingą ateitį. Ta gražia nata, aš palinkėsiu tėvams pirmiausiai mokytis finansinio to raštingumo patiems, kad gebėtume tinkamai ir vaikams matyti perteikti tas žinias ir įgūdžius teisingus. Tai viskas prasideda nuo mūsų, tai faktas. Taip, tai ačiū Lina labai už skirtą laiką, už įžvalgas, aš kiekvieną kartą vis kažką naujo iš tavęs pasiemu ir mes stengiamės ir pritaikyti ir praktiškai namie ir kitas, nežinau, užduotėlės kažkokias sprendžiam ar kalbam apie tos kažkokius ar pinigus, akcijas, obligacijas, kas tai bebūtų. Tai linkiu tą daryti visiems ir link geresnės visuomenės, finansinio raštingumo prasme. Tai ačiū labai, kad pakvietei, labai malonu. Čia ta tema, kurią visada mielai šneku, nes manau, kad jinai tikrai labai svarbi mūsų visuomeniai tampant geresniai. Vienareikšmiškai. Ačiū labai už jūsų dėmesį.